Pirmoji Monika Paulauskaitė. Ir persirengimo trasa yra trumpesnė už prieš tai matyta 290 metrų, 7 kliūtis. Na ir stebėkime jas visas. Pirmoje įveikinėja Monika Paulauskaitė ir čia, kaip minėjome prieš tai matyto persirengimo metu, bus svarbu ir laikas, ir be abejo taškai. Pirmasis kriterijus yra baudos taškai. Jeigu jų kiekis, kurį surinko raitelį, yra vienodas, tuomet žiūrimas laikas. Tas, kuris atjoja per mažiau sekundžių, sugaišo mažiau laiko, tas yra skelbiamas nugalėtojui. Na taip pat, Juozai, primink visiems, kaipgi bus nuspręstas komandinės įskaitos nugalėtojas. Žinome, jog dvi ekipos surinko po 0 taškų ir abijos rungsis dėl nugalėtojo vardo. Taigi per pertraukėlę buvo prieita prie teisėjų kolegijos ir būtent komandos, kurios yra lyderės po raitelių pasirodymo. Monika Paulauskaitė įveikė persirengimo maršrutą per 42 ir 61 sekundės dalį. 42-61 Monikos Paulauskaitės rezultatas. Pratesk, Juozai, tą mintį greitai apie tą komandinę įskaitą, kaipgi ten viskas bus. Uždeklaruoti du raiteliai, kurie pateko į persirengimą, tai Nerijus Šipailas su Kolijantė, būtent atstovaudamas agrologistikos komandą. Būtent jo rezultatas bus įmamas dėmesin. Ir Kristupas Petraitis, kuris atstovauja Miražos jungtinį ir Udruvio komandą. Būtent Kristupo Petraičio su Dilano rezultatas taip pat bus įmamas užskaitiniais. Taigi, jeigu būtų taip, kad įveikto būdų persirengimo kliūtis be baudos taškų, aišku, komandinis nugalėtojas bus paskelbtas tas, bus geresnis laikas. Na, trumpai tariant, šios raitelius lieks papildoma įtampa, ne tik asmeninė ambicija laimėti šią rungtį, gerai pasirodyti joje, tačiau ir komandinė atsakomybė, o čia antrasis persirengimo rungties dalyvis, Kostas Gaigalas. Su Aladinu. Na taip pat, kol kas be klaidų, prisiminkime prieš tai jojusios Monikos laiką, 42 ir 61 šimtoji, būtinai seksime tą laiką ir visą laikus informuosime, kasgi šiuo metu yra lyderis. Tačiau visų pirma reikia įveikti be klaidų. Na ir stebime, jau dabar aišku, kad Kostas Gaigalas tikrai nepretenduos į aukščiausias vietas, kapsi jam laikas jau virš limito ir ilgokai užtrunka trasoje. Kostas daro klaidų ir 13 baudos balų. 13 baudos taškų, 58 ir 89 šimtosios sekundės dalys sugaištos distancijoje. Na, aš noriu pateisinti Kostą Gaigalą, kadangi aš jau minėjau, kad nežiūrint tai, kad žirgas Aladinas, turintis puikią kilmę, jo tėvas yra ir pasaulyje, ir olimpinis čempionas Abdula, tačiau šis žirgas Aladinas neturi visiškai aukščio konkūrų patirties. Ir Kostas tikrai nejojo, kad nugalėti, o jojo tam, kad padaryti įdirbį rytojaus dienai ir sėkmingai pasirodyti dar aukštesnėme konkūre. Juolab, kad kliūtis persirungimai yra pakeltos 10 cm ir jos siekia 1,45 m. Tiesa, ne 100% yra keliamos kliūtis, tačiau yra distancijoje keliamos kliūtis persirungime, jeigu sėkmingai įveikia pagrindinę konkūro dalį, didžioji dauguma raitelių, arba bent jau vienas, tiksliau 2 raiteliai įveikia distanciją be baudos taškų. Jeigu persirungimas vyktų su baudos taškais, kliūtis nebūtų keliamas. Monika Voluntaitė, trečioji persirengimo rungties dalyvė, klysta dėja ir Monika, ir ji taip pat jau nepretenduoja į nugalėtojo vardą. Kol kas geriausia lieka Monika Paulauskaitė, kuri įveikė be klaidų ir truko kiek trumpiau nei 43 sekundės. Tuo metu Monika Voluntaitė jau dabar žinome, kad tikrai neiškovos nugalėtojas vardo. Reikia priminti, kad Monika Paulauskaitė tapo jaunimo čempionė, o Monika Voluntaitė yra vicečempionė. Na ir jeigu neklystu, tai vienintelės dvi merginos, vis tik dar bus Goda Kujelytė, kuri pateko į persirengimą, bus ir Raimonda Samušytė, taigi tikėkime, kad jos sėkmingai apgins moterų jojikių garbę ir pakovos dėl apdovanojimo, o čia dar vienas dalyvis, Laimondas Kerys.
Ir jo tikslas lieka toks pat kaip ir prieš tai buvusių dalyvių, pabandyti aplenkti Moniką Paulauskaitę. 42,61 sekundės be klaidų buvo įveikta ta distancija per minėtą laiką. Na, stebime Laimondą Skerį. Pirmoji kliūtis. Nesėkmė. Ir iš karto 4 baudos taškai. Iš karto klystama, na ir matome, kad tas persirengimas, tos pakeltos kliūtis ir tai, kad reikia joti greitai, tikrai duoda savo, pasipila klaidos, kurių beveik nematėme antrojoje šios rungties dalyje, kuomet dar rungės dėl patikimo persirengimą raitelį, tuomet pabaigoje raitelį beveik visi įveikdavo be klaidų kliūtis. Šį kartą kol kas iš 4 bandžiusių vienintelė Monika Paulauskaitė tai padarė sėkmingai. Na, Laimondas Skerė su Čelino sąskaitoje jau yra 12 baudos taškų persirengime. Na vėlgi, sakykime taip, jeigu kiti ir toliau taip rizikuos klys, rinks po 12 taškų, tuomet ko gero paskutiniai raiteliai turės labai gerą alternatyvą suklydus kartą ir žinant, kad nepretenduos į nugalėtojo vardą, jo tiesiog atsargiaus, liks tais 4 baudos taškais ir užimti tikrai pakankamai aukštą poziciją. Taigi, Laimondas Skerė su Čelino rezultatas 12 baudos taškų distancijai, 2 baudos taškai užlaiko normos viršijimą. Taigi, 14 baudos taškų dabar aikštėje Valdemaras Žukauskas su Kapriola. Na ir stebime ir Valdemarą. Vienu baudos tašku. Startė Valdemaras Žukauskas ir Kapriola, tai yra 5. persirengimo dalyvis iš 13. Kol kas viskas gerai, dar viena kliūtis įveikta. Na ir kol kas 0 ties šio raitelio baudos taškų sąskaita. Reiktų žiūrovams priminti, kad būtent vienas iš persirengimo dalyvių, Vincas Civinskas, vairuotų atsisakė dalyvauti persirengime ir kovoti dėl šios dienos nugalėtojo vardo. Be abejo, jisai ruošia dirbą rytojui, kadangi yra vienas iš lyderių ir stengsis išlaikyti pozicijas. Na ir puikus pasirodymas, 42 ir 63 šimtosios. Tai reiškia, kad lyderė lieka Monika Paulauskaitė, kuri pasirodė 200 sekundės geriau. Štai patirtis šiuo atveju nepasitarnavo Valdemarui. Išlieka Monika Paulauskaitė lyderė, 15 metų mergina. Metai iššūkį mūsų pripažintiems meistrams. Na, o dabar dar viena. Mūsų amazonė Raimonda Samušytė su Piligrim. Na, žiūrėkime, galbūt šiandien sėkminga diena merginams ir šluostis nosį vyrams, ims visą podiumą. Galbūt išvysime ir tokį vaizdą. Linkime sėkmės Raimondai. Aš bijau, kad Raimonda taip pat nesieks maksimalaus rezultato, nežiūrint tai, kad Piligrimas yra pajėgus ir tokie aukštį įveikti sėkmingai. Tačiau ir tikrai yra greitas žirgas. Tačiau ar tikrai tą taktiką pasirinks Raimonda? Vėlgi jinai laukia rytojaus. Na, kokia be būtų buvus ta taktika, dabar jau viskas yra aišku, kad ji nugalėtoja tikrai netaps pirmoji klaida. Tačiau vėlgi prisiminkime, kad švariai prajoja viso labo 2 raiteliai. Visi kiti rinko nemažai baudos taškų, tad tie 4 baudos taškai šiai minutei garantuotų Raimondai 3 poziciją, kas taip pat, manau, nėra blogai. Taip, bet mes laukiam lyderių dar. Bet lyderiai nepasirodė. Na taip, tų nuliukų sulauks. Jie, ko gero, tar savo žodį ir 45 ir 82 šimtosios, toks yra Raimondos laikas. Na, be abejo, nepamirškime, kad turi ir 4 baudos taškus. Na ir sekantis dalyvis Nerijus Šipaila ir primenam, kad tai yra vienas iš tų dalyvių, kuris atstovauja savo komandą. Tai reiškia, kad jo rezultatas bus skaičiuojamas ir komandinė įskaita, tad būtinai jį įsidėmėsime ir galėsime lyginti su juo konkurentu, kuris jos gerokai vėliau. Taip, Nerijus Šipaila Kaliantė ir atstovauja agrologistikos jau komando. Būtent persirungime nuo jo rezultato priklausys komanda, ar taps komanda nugalėtoja.
Na, sakykime taip, kol kas nuo jo rezultato priklausys nuo jo varžovo rezultato, tačiau būtent sėkmingas Nerijaus pasirodymas gali garantuoti jo ekipai pergalę. Būtent. Ir kol kas viskas neblogai, veikta 4 kliūtis, tai reiškia, kad lieka 3. Lieka jau tik 2, dar viena kliūtis įveikiama, nesėkmingai krenta vienas iš elementų. Na ir dabar pripažinkime, Kristupas Petraitis atsiduria pakankamai dėkingoje situacijoje. 8 baudos taškai skirti Nerijui Šipailai, reiškia, kad Kristupas Petraitis gali spausti iki pirmos klaidos tiek, kiek gali, tai yra siekti maksimalaus rezultato. Jeigu netyčia Kristupas suklysta, gali tuomet tempą tiesiog numušti ir pabandyti lengvai, bet užtikrinti įveikti likusią dalį ir tai garantuotų komandinę pergalę. Iš tikrųjų, na, pripažinkim, Juozai, labai dėkingoje situacijoje atsiduria šiuo atveju Kristupas Petraitis, kalbant apie kovą dėl čempionų titulo komandinį įskaitoje. Gal ir dėkingoji situacija, tačiau čia yra persirungimas ir čia jau yra sekundės, kurios labai yra reikšmingos, distancija labai tiksliai išmatuota ir nors truputėlį vėluojant, jau čia kiekviena sugaišta sekundė yra baudžiama vienu baudos tašku, taip kad atsipalaiduoti negalima, reikia jo toliau savo pasirinktų ritmu. Na ir stebime kitą dalyvį Zigmantą Šarką ir jo bandymas taip pat, na, pripažinkim, vienas iš favoritų, ko gero. Turi tikrai galimybę prajoti be klaidų. Na ir kol kas tų prajojusių be klaidų raitelių yra viso labo 2. Taip. Įveikta 4 kliūtis. Na, ko iš Zigmo netimsi, tai kovotojo charakterio, jisai būtent iki paskutinės sekundės kovos stengsis. Paskutinė kliūtis, priminkime, 42,61 yra geriausias rezultatas. Zigmo šuolis, koks laikas, 42,94. Kaip arti finišuoja vieną šalia kito pirmasis trejetas, telpa į pusę sekundės intervalą. Na, ko gero, Zigmantas dabar gailisi, kad gal kažkur nepaspaudė, gal kažkur per mažai nukirto, gal kažkur tiesiog kažką ne taip padarė. Nu, trūko akimirksnė, iš tikrųjų. Paskutinis posūkis jam atėmė tas keliasšimtasis sekundės dalis, paprasčiausiai nusispirta buvo per toli ir nepasisekė iš karto posūkėje susukti žirgo ir kaip matėme, staptelėjimas tas tikrai tą akimirką ir atėmė galimybę tapti lyderiu. O čia puikus, tiesiog puikus oras šių varžybų metu. Ir, na, aspektas, kurį mes minėjome dar prieš pertraukėlę, sakėm, kad persirungime bus karšta. Yra karšta, tikrai karšta jau dabar. Dar liko ne vienas dalyvis, o jau tikrai turime intrigos, turime minimalių atsilikimų ir bent jau šiai sekundai, šiai akimirkai pirmą ir antras vietas skiria 200. Tai yra, na, sunkiai suvokiamas rezultatas ir neįtikėtina tiesiog kova kol kas, tačiau savo žodį dar tikrai galės tarti ir kiti dalyviai. Po Monikos Paulauskaitės. Na ir Zigmantas Šarkas su Aster taip pat. Dabar šiokia tokia pauzelė, laukiame dar vieną dalyvę. Vos 3/10 sekundės dalimis lėčiau negu. Šiaip tai Kostas Gaigalas jau turėjo būti pasiruošęs ir tikrai mes jį turėtume matyti konkurinėje aikštėje, juolab, kad ir informatoriai buvo iškvietę jau į konkurinę aikštę, gal tikėkime nėra atsitikę taip, kad nebuvo informuotas sekretoriatas apie dalyvavimą persirungime. Na, tokios informacijos tikrai nebuvo, kad Kostas būtų atsisakęs dalyvauti persirungime. Prieš tai matome Nerijaus Šipailo. Na, tokią teisę raiteliai turi ir tai yra visiškai jų sprendimas. Tas sprendimas nieko nedaro įtakos jų tolimesniam likimui, tai yra už tai negalima susilaukti jokių nuobaudų ar panašiai, tiesiog raitelis gali. Taip, matome Kostą. Atsirado vis tik tai Kostas, na, tikėkime, kad ta pauzė ir tas galbūt šiek tiek ir skubinimas jo nepadarys jam kažkokios žalos ir jis puikiai veiks šią distanciją. Na, galbūt Kostas nežinojo, kad Vincas Civinskas su Erotu nedalyvauja persirungime ir galėjo būti taip, kad būtent Kosta pasiekė informaciją į apšilimo aikštę truputėlį vėliau. Na, stebime Kosto pasirodymą. Greitas, labai greitas šis persirungimas, nors ir trunka apie 40 sekundžių, tačiau labai dinamiškas, viena kliūtis po kitos.
Ir, sakykime, tai pradžia galbūt yra kiek laisviau, tos kliūtis gal ir netokios jau tin dažnos, tačiau pabaigoje jų tikrai daug ir greitis vis didėja. Na, kol kas Kostas daro viską, kad laimėti. Matome greitį posūkiai ir štai klaida. Na ir viskas, krenta ir Kostas iš varžybų dėl nugalėtojo vardo ir stabdo savo pasirodymą. Kostas. Ir labai teisingai elgėsi. Laimėti jau negalima, už tą poziciją visiškai nesvarbi. Yra kelinta vieta bus persirungime. Taupo, be jokios abejonės taupo savo žirgą, nenori daugiau jo varginti. Labai. Šiaip tai tokiais atvejais aplodismentais palydė auditorija raitelių sprendimą. Na, kol kas mūsų labai abejingai visi žiūri. Na, galbūt šiek tiek trūksta ir pripažinkime tos kultūros, suvokimo pačio sporto, galbūt ir dėl to žmonės nežino tokių dalykų, kad raitelis galvoja ne apie save, galvoja apie duetą, galvoja ir apie žirgą ir puikiai supranta, kad jo labiau, kad rytojus dar neišaušo, o rytoj spręsis čempiono titulas ir rytoj jau galima kovoti iš paskutiniųjų. Irmantas Grikienis, dar vienas raitelis, kuris, na, ko gero, praradęs galimybės kovoti dėl nugalėto vardo bendrai įskaito, tad kodėl neparsiverus bent jau vienos rungties nugalėtojo vardo? Na, aš taip suprantu, kad šiaip taip pagal starto protokolą turėjome matyti Matą Petraitį su Solidė Glorija, bet mes šio dueto nematome. Na, sunku pasakyti, Matas Petraitis taip pat lyderis. Vienas iš lyderių, galbūt vėlgi rytojus viską lemia, ne ši diena. Na, bus matyti, tikrai bus matyti ir Irmantas Grikienis kol kas laikosi gerai, kol kas viskas tvarkoje, niekas nekrenta. Gali būti, kad fiksuosime laiką. Ne, laiko fiksuoti būtina nebus. Padarysime be abejo, pranešime ir tą laiką, tačiau jis didelės reikšmės neturės. Klaidelė ir ta klaidelė reiškia tai, kad Irmantas Grikienis lieka už podimo ribų. 3 raiteliai. Kol kas tik 3 raiteliai įveikė šią distanciją be klaidų. Ir kas yra keisčiausia, na, Juozai turbūt sutiksi, keista, kad pirmoji startavusi Monika Paulauskaitė vis dar yra priekyje. Taip, ir jau netgi gal ir psichologiškai atsipalaidavo. Merginai parodė maksimalų rezultatą, jo labiau, kaip minėjau, jinai yra jau jaunimo čempionė. Goda Kujelytė su žirgu Michael Bubble ir jos bandymas. Nugalėtojų ir turi tai padaryti greičiau negu per 42 ir 61 sekundės dalį. Na ir stebime šios raitelės pasirodymą. Pirmasis šuolis. Ir pirmoji klaida, 4 baudos taškai. Ir tai reiškia, kad Monika Paulauskaitė jau kaip minimum lieka 3 pozicijoje, o pirma vieta taip pat kol kas yra pasiekiama. Na, norėtųsi daugiau tos intrigos, norėtųsi, kad jeigu raitelis ir meta tą vieną iš kliūties elementų, kad tai darytų paskutiniajame šuolyje, kad būtų ta intriga, kuomet krenta elementas pačioje pradžioje, dingsta iš karto tas žavesys, tas greitis, ėjimo dinamika ir tuomet tikimės, kad galbūt kitas raitelis mums padovanos puikių emocijų ir puikią kovą čia finišuoja. Goda Kujelytė, 8 baudos taškai, 46 ir 52 šimtosios sekundės. Lieka viso labo 2 dalyviai, na, su ta sąlyga, kad ne vienas šių nesisakė dalyvauti, kad Kristupas Petraitis nesakė dalyvauti, tai faktas, nes jisai atstovauja savo komandą ir būtent jis dabar turėtų pasirodyti, taip ir yra. Taigi Kristupas Petraitis ne tik varžosi su Monika Paulauskaitė, kurios laikas 42 sekundės ir 61 šimtoji, bet varžosi ir su Nerijum Šipaila, kuris turi 8 baudos taškus ir jo laikas 41 sekundė ir 32 šimtosios. Taip. Ir šie 2 laikai yra labai svarbus Kristupui Petraičiui, na be abejo, kalbant apie komandinį įskaitą, svarbus yra ir tas baudos taškų kiekis, 8. Na, nuo Kristupo praktiškai labai daug kas priklauso šioje rungtyje, kadangi tai ir mokantis joti greitai raitelis ir turintis puikų šokų žirgą. Jeigu išvengs klaidų, galim turėti rezultatą, kurio laukia, ko gero, jo visa palaikymo komanda. Ir, aišku, mama ir tėtis, kurie aktyviai sėdi ir stebi iš šio jaunesniojo sūnaus pasirodymą. Matas Petraitis yra vienas iš lyderių. Tiesos akimirka. Komandinė rungtė jau jis laimėjo. Ar laimės ir asmeninė? Ne, krenta.
Krenta kliūtis, na ir labai neužtikrintas šuolis, labai stipriai kabinamas elementas. Be jokios abejonės laikas įspūdingas, 39 ir 29 šimtosios. Laimėta komandinė rungtis, tačiau pralaimėta asmeninė kova. Ir galim pasveikinti Kristupą, taip komandai jis atnešė pergalę, tačiau... Aš manau, kad norėjo finišuoti įspūdingai. Klaida yra tame, kad jisai antiek pasitikėjo žirgo fizinėmis galimybėmis, kad žirgas atsispyrė labai toli ir finišo tiesioji, platuminė kliūtis ir to nebeužteko. To neužteko, kad įveikti sėkmingai. Nu, čia geroji žinia. Paskutinė dalyvė Gabrielė Dominauskaitė ir tai reiškia, kad šią rungtį bet kokiu atveju laimės mergina. Tikrai džiugu, kad merginos pasiims tokį pakankamai rimtą apdovanojimą ir žiūrėkime, kaipgi seksis Gabrielė Dominauskaitei ir jos tikslas vienintelis 42 sekundės ir 61 šimtoji. Viskas, daugiau jokių klausimų jai nėra. Reikia joti užtikrintai, be klaidų ir finišavus žvilgtelti į tablo ir pamatyti ten skaičius, reiškinčius mažesnį laiką, nei aš tik ką paminėjau. Gabrielė Dominauskaitė, Panucci. Ir viskas, baigėsi visa intriga. Gabrielė Dominauskaitė numeta vieną iš kliučių ir sveikiname Moniką Paulauskaitę. Na, Juozai, prisipažink, senokai turbūt teko matyti persirengimo rungtį iš daugiau nei 10 dalyvių, kuomet ją laimi pirmoji startavusi raitelė. Ir jauniausia ir mažiausiai patyrus, ko gero daug čia galima privardinti. Pagirimo žodžių nušluostė nosis visiems iš eilės ir ko gero ir pati dabar nelabai gal dar tiki tuo, ką išvydo. Arčiausiai jos ko gero buvo, pripažinkime, Kristupas Petraitis, kuris padarė klaidą, nors ir itin arti atsidūrė beje ir Valdemaras Žukauskas atsilikęs tik 200-osiomis, tačiau Valdemaras Žukauskas vis tik atsiliko Kristupas Petraitis ir jo klaida neleido jam laimėti šios rungties. Persirungime per 44 ir 700. Kągi, sveikinam, tikrai nuoširdžiai sveikinam Moniką Paulauskaitę ir jos puikus pasirodymas šiandien. Dvigubas triumfas, galim taip pasakyti, jaunimo čempionė tapo ir... Taip, vienos rungties metu nuskynė 2 laurus, tikrai nuostabu tai, ką pademonstravo Monika. Dėkoju jai už labai geras akimirkas. Na dabar, kaip visą laiką, gera valandėlė poilsio, bus keičiama trasos išdėstymo schema, bus keičiamas maršrutas, ta pati scena bus tvarkoma ir kai tik tai bus padaryta, mes startuosime su dar vieną konkurų rungtimi ir kai tik startuosime, mes vėl susitiksime su jumis. Iki greito. Bus kviečiama į apdovanojimo ceremoniją. Antroji vieta taip pat kviečiama į apdovanojimo ceremoniją. Trečioji vieta atiteko Gintei Vėžauskaitei su žirgu Levas. Čempionato bronza jaunimo grupėje. Jaunimo grupės antroji vieta čempionate. Monika Valuntaitė su žirgu Selik. Sidabro medaliu ir prizais apdovanojama Monika Valuntaitė su Selik. Atviro Lietuvos konkurų jaunimo grupės čempionė 2015 metais Monika Paulauskaitė, žirgas Lordanos AS. Apdovanojimo raitelė kviečiamas šios raitelės treneris ir žirgo Lordanas AS savininkas. Medaliu apdovanojama raitelė. Taip pat aukso medalis skirtas žirgo savininkui ir aukso medalis skirtas šios raitelės treneriui.
Radio stoties M1 įsteigtas prizas būtent jaunimo grupės raiteliams. Apdovanojame čempionus ir čempionato prizininkus. Trečioji vieta čempionato įskaitoje komanda Goda ir vyrai. Komandinės įskaitos trečioji vieta, bronzos medaliais apdovanojami raiteliai, kaip išduoda komandos pavadinimas, ją sudaro Goda Kujelytė ir 3 vyrai. Tai Zigmantas Šarka jaunesnysis ir Stasys Jasas. Atviro Lietuvos konkurų čempionato komandinės įskaitos antroji vieta atiteko komandai, kuri pernai metais stojo ant aukščiausio pjedestalo laiptelio Agrologistika. Agrologistikos komanda labai stipriai pasirodė pagrindinėme maršrute. Visi 4 raiteliai be klaidų įveikė pagrindinį maršrutą. Tačiau persirengime nusileido antroji vieta Agrologistikos komanda. Atiteko, ją sudaro Aleksejus Timofejevas, Nerijus Šipaila, Irmantas Grikienis ir Vincas Civinskas. Lietuvos konkurų čempionato 2015 metų komanda čempionė tapo Miražo Audruvio jungtinė komanda. Komanda, nereikėjo šiai komandai 4 narių, pakako 3, tai Danielius Gutkauskas, Matas Petraitis ir Kristupas Petraitis. Apdovanojami šie raiteliai aukso medaliais, taip pat apdovanojimas aukso medaliu yra šios komandos treneris. Miražo Audruvio komanda tapo Atvirojo Lietuvos konkurų čempionato komanda čempionė 2015 metais. Šiai komandai papildomai įsteigti Horsefair Ireland prizai. Na ir ar yra šios komandos treneris? Šios komandos treneris taip pat apdovanojamas aukso medaliu. Sporto klubo Audruvis vadovė, šios komandos nugalėtojos trenerė. Na ir štai, gerbiami žiūrovai, pirmuoju numeriu jau aikštėje atskubėjusi Jekaterina Zakharova, duetas atvykęs iš Rusijos su žirgu Kantendra de Sabadell. Tai Vestfalijos veislės žirgas, gimęs ir užaugintas Vokietijoje ir priklauso pačiai sportininkai, kurią dabar mes matome varžybinėje aikštėje. Taigi, Jekaterina Zakharova, Kantendra de Sabadell. Čia be konkursinis pasirodymas, todėl paskui maišys visą sąrašą. Tai nedėjau, nes jo
Na ir pradeda savo pasirodymą svečiai atvykę iš Rusijos, Jekaterina Zakharova ir jos nuostabas žirgelis Contendra de Sabadell. Kągi, grįžtame į konkūro Be konkurencijos. rungtis. Čia ne konkursinis pasirodymas, jis vertinamas nebus, tad puikiai proga pakalbėti apie tai, kągi matysime dabar, o visai netrukus. Žirgų iki 6 metų konkūras atrankinės. Kovos turbūt reiktų pavadinti taip. Kvalifikacinis konkūras, 22 dalyvių užsirašė čia dalyvauti, 15 iš jų keliaus į tolimesnės kovas, kurios vyks rytoj. Ir trumpai be abejo susipažinkime su ta trasa, kurią teks įveikti. Kliūtis krenta žemė. Jojikams ir jų žirgams, tai visų pirma be abejo galim paminėti, kad kliūčių yra 10 ir jų aukštis yra iki 1,25 m. Skirtas laikas įveikti šiai trasai bus 66 metrai, o trasos ilgis 380 metrų. Taigi, Ekaterina Zakharova su Contendra de Sabadell palieka varžybinę aikštę. Duetas buvo neužskaitinis, startavęs be konkurencijos. Na, o dabar pradeda kovą jauni žirgai, 6 metų amžiaus žirgai, ir tai yra antrasis kvalifikacinis konkūras rydienos finalinėms varžyboms. Rasa Kavaliauskaitė, žirgas Erkina. Duetas atvykęs iš Kauno, 6 metų amžiaus KBPN veislės. Na ir pirmoji dalyvė Rasa Kavaliauskaitė su žirgu Ertina, jos pasirodymas, prie mūsų prisijungia kitas žirginio sporto ekspertas, šių varžybų vyriausiasis teisėjas Andrius Pliskys. Sveikas, Andriau. Labas vakaras. Na ir visų pirma, trumpai tavo įspūdžiai, antroji diena artėja prie pabaigos ir kaip apskritai matai visą tai, ką teko matyti, koks yra šių varžybų lygis tavo galva? Patenkinti tuo, ką demonstruoja žirgai ir be abejo, ką demonstruoja jų raiteliai. Į šias varžybas iš tiesų surinko labai gausus dalyvių ratas, labai plačiai pasiskirsto raitelių patirtis ir jų pasiruošimas, tačiau, kaip ir matėme prieš tai buvusiame pagrindinėme šios dienos konkūre, net 13 duetų startavo persirungime, tai reiškia, kad raiteliai yra pasirengę, jie gali šokti, ta aukštė buvo 1,35 m ir manau, jie yra puikiai pasiruošę rytojaus kovai dėl Lietuvos konkūro čempiono vardo. Apskritai ta kova dėl čempiono vardo, kiek teko žiūrėti tuos taškus, kurie buvo po 2 rungčių, šviečiasi, kad bus labai karšta rytoj, nesvarbu kokia bus oro temperatūra, tačiau kova panašu, kad tikrai bus labai įtempta ir nemažai raitelių dar vis turi realias galimybės pakovoti dėl to vardo. Iš ties, dabartiniai baudos taškai surinkti per 2 dienas yra pasiskirstę labai artimai, yra daug raitelių, kurie turi iki 4 baudos taškų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu raiteliai rytoj startuojantis turi nors vieną metimą, jeigu turi nors vieną metimą ir gauna 4 baudos taškus, iš esmės keičiasi būtent galutiniai rezultatai. Na ir pirmoji Rasa Kavaliauskaitė pasirodė. Ji savo jojime, na ir primename tas bendras taisyklės šį kartą. Svarbus yra teisėjų įvertinimas, tai yra taškai, kuriuos skiria už stilių, už techniką teisėjai, na ir be abejo už padarytas klaidas įveikinėjant. Kliūtis taip pat yra atiminėjami taškai ir svarbu, tikrai svarbu yra įveikti sėkmingai tas kliūtis. Čia Kristupas Petraitis ir jo žirgas Bambina. Kristupas Petraitis vienas iš talentingiausių Lietuvos jaunųjų raitelių. Na ir Kristupas Petraitis yra vienas iš tų sportininkų, kuris šiame dalyvauja šioje rungtyje su 2 žirgais ir dar išvysim jį čia besirengantį. Įveikinėje matomais kliūtis ir kokios tai daro sėkmingai, viso labo viena klaidelė ir pusė. Valo bus atimta iš rezultato. Na, Andriau, tavo nuomonė pastebėjim būtent apie šią rungtį, apie finalą rytoj. Kaip prognozuotum raitelio elgesį? Iš esmės galima matyti, kad šiandien nėra svarbiausia diena ir ko gero perspausti nereiktų. Tačiau iš kitos pusės galbūt vertėtų pademonstruoti gerą formą ir tai bent jau psichologiškai tikrinti ramų gyvenimą rytoj.
Šiandien raiteliams svarbiausia tvarkingai sustartuoti šiame stiliaus konkūre, kadangi stiliaus konkūras yra žirgo stiliaus konkūras, vertinamas žirgas, raiteliai turi su savo žirgais pasirodyti pakankamai stilingai, žirgas turi judėti lengvai, žirgas turi šokti lengvai ir būtent tam tikrai žirgo nereikia spausti, atvirkščiai turi būti pademonstruota tai, kad žirgui kliūtis yra lengva įveikti. Na, o rytoj finalinę dieną matysime iš tikro užvirsinčią kovą, kadangi raiteliai turės rungtis ir įveikti maršrutą kuo įmanoma greičiau ir būtent jie norės tapti čempionais. Na, iš esmės, tam tikra lengva forma galima prilyginti rytojos kovas, kaip ir persirengimo rungtį turi tokių panašumų, sakykime, jeigu vertintume bendrai paėmus. Taip, tik tai šiuo atveju čempionate šie raiteliai ilgiau ruošiasi, ilgiau kvalifikuojasi, užtrunka iš tikro pirmiausia pirmą dieną penktadienis, tada šeštadienį raiteliai startuoja. Šis yra konkūras taip pat kvalifikacinis, svarbiausia raiteliams yra patekti į finalą. Na, o raitelių iš ties yra nedaug, 20 raitelių startuoja šiame konkūre. Ir primenu, kad į finalą patenka 15 duetų. Kristupas Petraitis, prastokas jo pasirodymas, mažai taškų, be abejo mažai dėl to, kad surinko labai daug baudos taškų, o čia Kostas Gaigalas su žirgu Edelster. Žiūrėkime, kaipgi seksis jam. Na, primenu, 66 sekundės yra skirtos įveikti šioms kliūtims. Prieš tai startavęs Kristupas Petraitis užtruko kiek ilgiau. Na, čia Kosto Gaigalo pirmieji šuoliai. Žirgas gimęs ir užaugintas Olandijoje nuo Eržimo reproduktoriaus Kantos. Na ir šis žirgelis priklauso ponui Sergejui. Na ir kol kas viskas tikrai neblogai. Aukštai kyla žirgas, lengvai įveikinėjamos kliūtis kol kas. Na ir ta vienintelė dviguba kliūtis šioje distancijoje. Kol kas be nuostolių. Kostas Gaigalas. Ir Andriu, kaip pats vertini iš savo patirties, galbūt trumpai, būtent žirgo jojimo technika vertinama, ar stipriai reikia raiteliui keisti savo įpročius, savo jojimo techniką tam, kad būtų pademonstruotos būtent stipriosios žirgo pusės? Dažnai reikia keisti techniką būtent tiems raiteliams, kurie įpratę joti greičio konkuruose skirtuose pasiekti pergalę. Tiems raiteliams tiesiog savaime gaunasi joti greičiau negu reikia, arba tiesiog žirgas provokuojamas joti greičiau ir netiek žiūrima į tą techniką, žirgas nėra išlenkiamas, nėra galbūt taisyklingai pakeičiamos kojos. Apie tai šiaip sportininkas turi labai smarkiai galvoti. Čia turi būti pademonstruotas žirgas ir sportininko darbas yra jį visą skleisti. Ir panašu, kad geras bus Kosto Gaigalo rezultatas. Laukiame patvirtinimo, ko gero tikrai taps lyderiu. Ir tas rezultatas bus tarp 7,5, ko gero ir 8 balų. Ir tai, ko gero, be vargo garantuoja vietą rytojaus kovose 7 ir 37 kol kas geriausias rezultatas. O dabar Tadas Jankauskas su žirgu Hipokratas. Dabar mes matome varžybinėje aikštėje, priklauso ponui Mantui Gurkžiui ir ponui Jan Rašta. Ruošiasi žirgas. Na, o šiandien dienos varžybose mes išties matėme Trakėnų veislės žirgų, o Trakėnų veislės žirgai... Tado Jankausko pirmasis šuolis, po kurio ir pradedamas skaičiuoti laikas. Kaip minėjom, 20 dalyvių, iš jų 15 keliauja toliau ir tavo nuomonė, ir vėlgi nekartą stebės tokias rungtis, kokio rezultato, na, galima būti tai, kad drąsiai užtenka tam, kad patekti į kitą etapą. Dažniausiai užtektų 7 balų. 7 balai reiškia pakankamai gerą jojimą, tačiau tuo atveju, kai yra susirinkę pakankamai stiprus sportininkai ir šiemet mes matome, kad raiteliai yra pasiruošę puikiai,
matome, dažnas rezultatas yra siekiantis 7,5 balo ir yra ir aukštesnių rezultatų. Manau, kad 7 balų turėtų pakakti, tačiau visada yra geriau daugiau. Ir matome, krenta viena kliūtis, taigi 0,5 balo praras Tadas Jankauskas. Kol kas 0,5 balo, tikėkime, kad tokia nuobauda jam ir liks. Paskutinė kliūtis įveikta, laikas tinkamas, nuobaudų už per lėtą įėjimą jis negaus ir laukiame jo įvertinimo. Ir Hipokratas pusė baudos taško už klaidą maršrute, kontrolinis laiko normatyvas neviršytas, o teisėjai vertina taip. 7-4, 7-7 ir 7-5. Na, taip pat neprastas rezultatas, jau dabar galime teikti iš to, ką matėme teisėjų rankose, kurie kėlė tas lenteles, kurios reiškia jų paskirtus balus. Žirgas London S. Ruošiasi Valdemaras. 7 balai ir 300. Prisiminkime, kad 0,5 balo iš Tado Jankausko buvo atimta dėl klaidų atliekant įveikinėjant kliūtis, tai tikrai neprastas rezultatas. Ko gero išsisuks Tadas Jankauskas šią situaciją ir finalinės kovas pateks. Čia Žydrūnas Garbenis, London S žirgas. Šis duetas atstovauja firmą Horse Market, na ir žirgas priklauso taip pat firmai Horse Market. Dvigubas šuolis, dviguba kliūtis, 5 kliūtis yra būtent tokia ir po jos būna įveikta pusė distancijos. Be abejo, kalbėtume apie kliūčių skaičių, ne apie atstumą. Na, atstumas 380 metrų. Tokie nuotolį turi veikti žirgai. Na, o Oldenburgai išvesti gan seniai. 0,5 balo jau prarado Žydrūnas Garbenis. Ir pirmieji Oldenburgų arkliai buvo nepaprastai maži ir paprasti, bet pakankamai stiprus. Na ir panašu, kad tai bus viskas, ką jis praras šio ėjimo metu. Taip, 0,5 balo, laikas taip pat artimas limitui, tačiau vis tik tai jo neviršyje. Na ir kaip įvertino žirgą mūsų teisėjai. 7,7, 7,7 ir 7,9. Neblogas bus rezultatas, jau dabar girdime, kad 2 teisėjai skiria 7,7 balo, vienas 7,9, teks atimti 0,5 balo, tačiau ypatingai rezultato tai nesugadins. 7 ir 27 Čia Valdemaras Žukauskas ruošiasi savo pasirodymui. Žirgas Ševal Hirak BS. Šis žirgas priklauso uždarai akciniai bendrovei. Ir Andriu, vėlgi klausimas tau, puikiai tai išmanai, 6 metų amžiaus žirgai. Atskira kategorija, matėme šiandien 4 metų, matėme iki 5 ir jeigu kalbėtume apie žirgus iki 6 metų, ką galima būtų pasakyti apie juos, to, ko negalima pasakyti apie prieš tai minėtų žirgus, tai yra iki 4 ir iki 5 metų. Šešiamečiai žirgai iš ties yra labai panaši grupės kategorija kaip ir 4-mečiai bei 5-mečiai, nes tai yra vis dar jauni žirgai. Tačiau šešiamečiai žirgai jau matome šoka didesnį aukštį, kliūčių aukštis siekia 1,25 cm šiandien. Ir šešiamečiai žirgai jau yra ta pakopa, iš kurios žirgai užauga į tuos aukšto lygio žirgus. Jie tuomet sulaukia 7 metų dar kai kuriuose tarptautinėse turnyruose šoka 6-7 grupėje, tačiau iš esmės jau pradeda savo kaip profesionalaus sportinio žirgo karjerą toje suaugusiųjų žirgų grupėje. Ir be abejo, tokia praktika neįkainojama tokiem žirgam. Paskutinis šuolis, kurį atlieka Valdemaras Žukauskas ir kągi, be klaidų prajoja Valdemaras Žukauskas, lieka laukti teisėjų sprendimo. Ir atkreipčiau dėmesį į tai, kad Valdemaras Žukauskas pats kaip raiteris labai stilingai joja ir netgi tuo atveju, kai yra vertinamas tik žirgas, teisėjai visada mato visą duetą ir tai, kad raiteris stilingai joja ir tai, kaip jisai perduoda visą tai žirgui, tikrai prideda papildomo balo.
Na ir laukiame teisėjų verdikto. Na ir aikštę palieka naujasis rungties lyderis, žirgas Šaval Širak ir Valdemaras Žukauskas, dueto įvertinimas 7,77 balai. 3 magiški septynetukai, Valdemaras Žukauskas beje ir startavo 7, taigi dar 4 septynetukas į jo kolekciją, kol kas tai yra geriausias rezultatas ir be jokios abejonės Valdemaras Žukauskas jau finalinėje kovoje. Manau, kad ten išvysime ir Matą Petraitį su žirgu L'Oreal. Taip pat stiprus raitelis ir Na, o duetas yra atvykęs iš žiūrime, kaipgi seksis jam. savo šeimos sporto klubą Audrų. Matui Petraičiui itin puikiai sekėsi vakar jaunų žirgų rungtyje. Konkuras, kuris buvo skirtas 4-mečiams, 5-mečiams ir 6-mečiams žirgams. Šiame konkūre visose šiuose amžiaus grupėse Matas Petraitis su skirtingais žirgais tapo nugalėtoju. Apskritai Matas Petraitis turbūt turi puikų savaitgalį, kaip ir puikų visą sezoną. Lyderis bendroje įskaitoje dėl pagrindinio trofėjaus. Ir ko gero tikrai nustaikęs būtent ten. Mūsų Lietuvos Na, apie puikų savaitgalį, manau, bus galima kalbėti rytoj vakare. Iki to laiko, manau, net ir pats Matas nedrįstų nieko sakyti, kadangi dėl čempionato, čempionų vardo, kova tikrai bus įtempta ir viskas bus nuspręsta rytoj. Tačiau grubiai tariant, galim sakyti, kad šiai minutei tikrai nuotaikos neblogos turėtų būti pas jį ir kol kas viskas lyg ir eina pagal planą. Artėja prie paskutiniųjų kliučių Matas. Paskutinioji kliūtis įveikiama, laiko limitas nėra viršijamas ir 0 baudos taškų, taigi dar vienas jojikas keliaujantis į finalą, be jokios abejonės rezultatas turėtų būti tikrai nemažas. Prisiminkime, rytinėse kovose Matas Petraitis užfiksavo rezultatą, kuris buvo virš 8. Ir 7,9. Šį kartą šiek tiek prasčiau. 7 ir 87 šimtosios. Lyderis, aikštę palieka naujasis rungties lyderis Matas ir L'Oreal. Šio dueto įvertinimas 7,87 balai. Na ir sekantis dalyvis, Pranas Milkintas, žirgas Kompliment. Duetas atstovauja. Matome šį duetą. Pajūrio žirgynas. Žirgas Kompliment, Holšteinų veislės eržylas, gimęs ir užaugintas Olandijoje nuo Linsman. Šis žirgas priklauso pačiam raiteliui, kurį mes dabar matome varžybinėje aikštėje. Taigi, Pranas ir jo nuosavas žirgas Kompliment. Na, o Holšteinų kilmės šalis yra Vokietija. Holšteinai yra sistemingo veisimo vykdyto net 750 metų rezultatas. Iš pradžių šis arklys vokiečių ūkininkų buvo vertinamas dėl savo... Na ir kol kas ir šiam jojikui sekas tikrai neblogai ir pasiekėm tą eilę jojikų, kurie įveikinėja be klaidų savo distanciją, tad smagu matyti, kad jau kvalifikacijoje rodomi tikrai gražus šuoliai. Vokiškais sportiniais žirgais, tinkančiais ir konkūrui, ir išjodinėjimui, ir kinkimui, ir ištvermės jojimui. Taigi aikštėje matome būtent šios veislės žirgą, tai yra Holšteinų veislės žirga. Na ir artėja prie pabaigos. Pranas Milkintas, kol kas viskas labai neblogai. Na ir vėlgi tau klausimas. Ko gero, čia raiteliai kovoja labiau patys su savimi nei su kliūtimis. Kliūtis nėra pačios sudėtingiausios ir jeigu padarys klaidą, tai padarys patys būtent kontroliuodami žirgą. Įveikti kliūtis visos galimybės yra sudarytos ir jokių problemų dėl to, ko gero, raiteliams neturėtų kilti. Tiesa, raiteliai kovoja su savimi, tačiau vis tiek čempionatas yra papildoma įtampa, be to šie žirgai, nors ir jau turėdami kai kurie didesnę, kai kurie mažesnę dalyvavimo patirtį, juos vis tiek blaško ta varžybinė aplinka. Be to, Lietuvoje tikrai yra sunku sutikti tokių varžybų, kur būtų tiek daug dalyvių, tiek daug žiūrovų ir tiek daug aplodismentų, kas visada blaško tuos žirgus ir iš tikrųjų tai yra labai puikiai patirtis. Na ir
Na ir Pranas Milkintas pirmasis, kuris nespėja į savo laiko limitą, gauna už tai 2/10 balo nuobaudos ir jo bendras rezultatas yra 7,53 balo. Na ir kita dalyvė Tija Alisė Jurgienė, viešnia iš Latvijos, žirgas Irvins Vint. Dar vieną Holšteinų veislės žirgą, gimusį ir užaugintą taip pat Vokietijoje nuo Eržilo Krusinį antrojo. Na ir šis žirgas priklauso Sandrai Kukuliai. Taigi dar vienas Holšteinų veislės iškėlęs mūsų varžybinį. Na ir jos pirmasis šuolis, pradeda tiksėti ir laikas. Tinka tiek konkurui, tiek išjudinėjimui, tiek tinkimui. Na ir kliūva antrojoje kliūtyje Latvija, taigi pusę taško bus atimta iš jos. Arklių kraujo, kuris ir padidino Holšteino eleganciją, šoklumą ir rafinuotumą. Po tos klaidos daugiau kol kas jų nekartoja. Vieną klaidelę mes jau matėme, pusė baudos balo už kliūvės metimą. Čia ne vienas prieš tai jo įsėjikas pademonstravo, kad pusė balo ko gero nėra ta problema, su kuria reiktų stipriai kovoti ir pergyventi, dėl to įmanoma pro tikrai neprastą rezultatą ir su pusė balo nuobauda. Šį kartą jau 1 balo nuobauda, čia jau rimčiau. Taip, iš tikrųjų čia prisidėjo dar pusę balo, tačiau tas pusė balo yra labai reliatyvus, kadangi tai yra stiliaus konkuras, jeigu raitelis labai tvarkingai joja ir žirgas netyčia užkabina kliūtį ir pusę balo atimama, tai teisėjai skiria tokį rezultatą, kokį ir norėtų skirti. Tačiau jeigu tas metimas yra toks, kaip matome vieną, šiek tiek stambesnį metimą, tai natūralu, kad teisėjams bendras vaizdas šiek tiek kinta ir jie iš karto mažina galutinį vertinimą. Na ir iš viso 1,5 balo praranda viešnia iš Latvijos ir jos rezultatas, atminusavus tas nuobaudas, yra 5,9. Dabar Lietuvos atstovė Eglė Pakalniškytė, žirgas Rubinas. Lietuvoje gimęs ir užaugintas žirgas nuo garsaus Eržilo reproduktoriaus Rastieto. Na ir šis žirgas priklauso Eglė Pakalniškytė. Nors Eglė Pakalniškytė yra šiaulietė, tačiau atstovauja Marijampolę. Pradeda savo pasirodymą ir Eglė, ji yra 11 šioje, 10, prašau, šioje rungtyje. Tai reiškia, kad lygiai pusė dalyvių jau bus pasirodę, taigi liks dar 10. Dar kol kas viskas gerai sekasi Eglei Pakalniškytei. Dar viena kliūtis įveikta. Na dabar ko gero užtenka tiesiog ramiai pabaigti savo jojimą, jeigu ir gaus vieną kitą nuobaudėlę už viršitą laiką, nieko jį ten labai nepakeis. Čia krenta viena iš kliūčių, čia jau blogiau, pusę balo. Dar viena kliūtis krenta. Jau 1 balą prarado Eglė. Na ir manau, galutinėme įvertinime atsispindės, tai kaip matėme, žirgas šiek tiek priešinasi, galbūt žirgas posūkiuose taip neišlinksta. Ir žinoma, tie metimai yra skaudus ne tik to vieno baudos balo prasme, bet ir bendram balui tai turės įtakos. Na, ko gero, apmaudu turėtų būti Eglei. Gera, tikrai gera buvo jos pradžia ir paskutinėse kliūtyse teko atiduoti tą balą teisėjams ir laukiame būtent jų įvertinimo. 6,2. Dar viena Latvijos atstovė Kristinė Eglė su žirgu Cincinnati Z. Zangeršaitė. Taip vadinasi šio žirgo veislė. Šis žirgas yra gimęs ir užaugintas Olandijoje. Na ir kol kas Latvijos atstovai netin nustebino turbūt čia susirinkusius žiūrovus. Dominuoja beveik visur Lietuvos raiteliai. Ir Latviam kol kas sunkiai sekasi patekti ant nugalėtojų pakilų. Galbūt
Kristinė Eglė sugebės tai padaryti, tačiau jeigu ir sugebės, tai bus be abejo rytoj, kaip jau minėjome, čia yra tik atrankinės, kvalifikacinės kovos jaunų žirgų iki 6 metų rungtyje. Dar viena kliūtis įveikta, artėjama prie pabaigos. Kol kas viskas tikrai neblogai. Įveikė ir šią kliūtį Latvijos atstovė, stabdamas laikas ir... Atsiprašau, tai dabar stabdamas laikas, paskutinioji kliūtis, 0, baudos balų, tikrai neblogai. Laukiame teisėjų sprendimo. Teisėjai, kaip įvertinti žirgą? 7,6. 7,4 ir 7,6. 7 balai ir 53 šimtusis. Atrodo, toks turėtų būti jos rezultatas. Ir toks rezultatas jau buvo. Pranas Milkintas su komplimentu, taigi šie du raiteliai, Pranas Milkintas ir Kristinė Eglė, dabar dalinasi vieną vietą. Matysime galutinėme rezultate, kuri vieta tai bus. Na, iš esmės, ko gero, tai labai didelės įtakos neturės jom. Nedarys didelės įtakos jų pasirodymui rytoj, nes tik rytoj spręsis būtent tų nugalėtojų vietų dalybos. O čia Kotryna Kemajevaitė su žirgu Venera. Tryliktoji dalyvė. Atsiprašau, 12 dalyvė ir kol kas iš visų tų dalyvių, kurie dalyvavo, galima konstatuoti, kad 4 raiteliai neperžengė 7 balų ribos. Šio dueto įvertinimas 7,87 balai. Tad visiems kitiems kol kas turėtų būti pakankamai ramu, iš 20 5 atkris. Ir labai panašu tai, kad Kotryna Kemajevaitė tikrai nebus iš tų, kurie atkris po šio pasirodymo. Kol kas viskas tiesiog puiku, nei vienos klaidos. Na ir pasirodymą baigė Kotryna Kemajevaitė ir Venera, neturi baudos taškų, kontrolinis laiko normatyvas taip pat nėra viršijamas. Na, o žirgo įvertinimas yra toks 5,4. Oi, atsiprašau, 7,4. 7,4 ir 7,7. 7,5 balo skiria teisėjai Kotrynai Kemajevaitei. Na ir šio dueto galutinis įvertinimas 7,5 ir tai yra kol kas 5 vieta. Į startą kviečiamas Mindaugas Bacevičius. Mindaugas Bacevičius su žirgu Chordžis, dabar jau jo eilė. Žirgas Chordžis, Trakėnų veislės žirgas. Na ir galima priminti, kad po šios rungties bus be abejo kaip visą laiką pertraukėlė, bus keičiamas kliūčių išdėstymas ir laukia dar viena labai įdomi, dinamiška ir ko gero žiūrovams pati patraukliausia rungtis. Tai yra rungtis, kurioje raiteliams teks greitai įveikinėti kliūtis, trumpoką distanciją ten ir tiesiog reiks kuo greičiau įveikti 6 kliūtis, kurios išdėstytos tiesiose linijose, tad labai dinamiškai ir įdomu bus ten. Ir tą rungtimi baigsim šios dienos transliaciją, tačiau be abejo rytoj taip pat. Tęsime savo transliaciją čia iš Klaipėdos rajono, iš Dargužių kaimo. Ir Andriau, gal tu gali glaustai pristatyti, kągi rytoj išvys žiūrovai, ko reiktų laukti rytoj ir kodėl verta būtų įsijungti tą transliaciją, na bent jau į jos pabaigą. Na visų pirma, dar nenorėčiau, kad žiūrovai pabėgtų nuo šiandienos transliacijos, kaip ir minėjote. Mūsų laukia dar viena labai azartiška rungtis, tai bus 6 kliūčių konkuras. Tai yra meistriškumo tipo rungtis. 4 kliūtis bus išdėliotos vienoje tiesėje, 2 kliūtis kitoje ir tų kliūčių aukštis bus nuo 1,20 m iki 1,40 cm didėjančia tvarka. Startuojantis raiteliai turės tas kliūtis įveikti, sėkmingai įveikus kliūtis
kitame rate jie rungėsi toliau, tačiau vėl kliūtis kyla. Ir kliūtis gali pakilti iki labai didelio aukščio. Manau, atsižvelgiant į tai, kokio pajėgumo žirgai startuoja, galima matyti ir 2 metrų aukščio didžiausią kliūtį. Na ir čia šiek tiek užtrunka trasoje Mindaugas Bacevičius ir gauna nemažai nuobaudos už viršytą laiką. Taip pat prisideda ir nuobauda už neįvyktą kliūtį. Laukiame jo galutinio rezultato. Na ir apinusavus neigiamus balus už klaidas, galutinis rezultatas 5,4 balai. 5,4 balo Mindaugui Bacevičiui. Na, mažoka. Ko gero, tokio rezultato patekti į finalinės kovas neužteks. Kita dalyvė Lina Leonavičiūtė, žirgas Eldorado. O duetas atstovauja Civinskų klubą, tai yra sporto klubą Civinskų žirgai Vilnius. Na, o Lina Leonavičiūtė pasižymė išties bebaimiškų charakterių, tai išties labai drąsi mergina, dalyvaujantį. Na, o kalbant apie rytojaus dieną, rytoj yra visiškai pilnai finalinė diena. Rytoj nustatysime čempionus jaunučių, jaunių, mėgėjų grupėse. Taip pat tuos 6-mečius, kuriuos matome dabar, taip pat matysime finaluose didžiąją dalį jų. Ir žinoma, nustatysime suaugusiųjų žirgų Lietuvos čempioną. Na, trumpai rezimuojant, iš esmės galime teikti taip, rytoj vien finalai, rytoj jokių atrankinių kovų, rytoj vien prizinių vietų dalybos, visos rungtis lemiamos ir visos kliūtis, visi pasirodymai bus aukso vertės. Tiesa, yra viena užskaita atvira klasė, tai yra toks kaip ir paguodos konkursas tiems raiteliams, kurie galbūt nepateko į finalą arba norėtų vis tiek sustartuoti paskutinėje dieną. Na, čia stebime Liną Leonavičiūtę. Laikas tiksi, na, pažiūrėsime, ko gero spės peršokti tą kliūtį, kol ištiksės 66 sekundės. Taip ir yra, pusė sekundės buvo likę Linai Leonavičiūtei, tačiau jokio skirtumo, ar pusė sekundės ar 10, svarbu tilpti laiką ir jokių nuobaudos taškų. Ir 7,6. Ir jeigu neklystu, 7,63 yra šios raitelės rezultatas. 7,63 ir tai yra kol kas 3-oji pozicija. Ir neprastas rezultatas, 3-oji pozicija kol kas. Du kartus matytas Nerijus Šipailas. Dabar Nerijus Šipailas su žirgu Clarity. Šis duetas atstovauja Nerijos vadovaujamai klubui Tandemas. Tai Holšteino veislės kumelaitė, gimusi ir užauginta Vokietijoje nuo Ežilo Klarimo. Na ir šis žirgas priklauso Karolinai Šalčiūtei. Na, o Nerijus Šipailas yra vienas iš tituluočiausių Lietuvos raitelių, tai yra 2 kartus Lietuvos čempionas įvairių nacionalinių bei Na ir pastaruoju metu varžybų nugalėtojas. raiteliai retokai klydo, norėjau sakyti, tačiau čia pat ir klaida. Gausybę savų žirgų. Pusę baudos taško jau užsidirba Nerijus Šipaila. Sportininkų ir antrą dieną labai neblogai besirungiantis šiuose varžybose šiame čempionate ir tikėkimės, kad ir su šiuo žirgu mes jį pamatysime rytoj finalinėse varžybose. Taigi 6-mečių žirgų finalinės varžybos. Dar viena kliūtis krenta. Dabar jūs matote varžybinėje aikštėje yra Kol kas konkursas patekti. oficialiai tai neužfiksuota, tačiau krito dar viena kliūtis. O čia laikas vis dar tiksi ir fiksuojamos papildomos sekundės, papildomi baudos taškai, 1 balą. Surinko Viena klaida, 0,5 Nerijus Šipaila. Ir už kontrolinio laiko normos viršymą dar 0,5. Panašu, kad antrojo metimo nefiksavo. Taip, panašu, kad ne, tačiau tikrai krito kliūtis, buvo akivaizdžiai tai matyti. Taip, manau, šis rezultatas bus dar kartą pataisytas.
Ir minusavus 1 baudos balą už klaidas, galutinis rezultatas lieka 6,53 balai. 6,53 balo yra Nerijos Šipailos rezultatas. Na, kol kas paliekam, kaip minėjom, su klaustuku, nes buvo lyg ir daugiau klaidų, kur ne visas užfiksavo teisėjai, galbūt bus išspręsta ši problema vėliau. Na ir iš tikrųjų tai tampa pakankamai aktualu, nes 6,53 ko gero garantuotų vietą finale. Ar 6,03 garantuotų? Čia jau kitas klausimas. O dabar Stasys Jasas su žirgu Sicilija Home. Na ir po Stasio pamatysime 4 raitelius, kurie antrą kartą jau rungsis šioje rungtyje, tiesa, su kitais žirgais. Na, o Hanoverių veislės žirgą, kurį dabar jūs matote varžybinėje aikštėje, žirgai buvo išvesti būtent karo tikslams. Ir šiuo metu labai populiarūs yra konkurinėme sporte, o Vokietijoje beveik visi. Ir toks jausmas, kad pakankamai lengvai tas kliūtis įveikė Stasys Jasas, aukštai šoka žirgas, su didžiuliu rezervu skriejama virš kliučių. Dviejų tipų, tai yra lengvesnio tipo jojamieji ir sunkesnio tipo važiuojamieji. Na ir nesakyčiau, kad tas rezervas yra didžiulis, dauguma sportininkų iš žirgo ir nori būtent tokios šuolio kokybės. Nors kai kurie žirgai puikiai jaučia aukštį ir šoka tik tiek, kiek reikia, tačiau visada nori turėti tą rezervą. Apskritai turbūt, jei kalbėsime apie tos rezervus, geriau peršokti su minimaliom pastogom, tai yra minimaliai skrendant virš barjero tam, kad būtų pataupyta energija. Tačiau be abejo niekada nesinori itin stipriai rizikuoti. Vietų rizikai tikrai atsiras. O čia Stasys Jasas, 0 baudos balų. Ir 7,8. Na ir 7,8 ir tai yra kol kas antroji pozicija. Na, girdėjote, Stasys Jasas užima antrąją poziciją kol kas, leisdamas į priekį tik Matą Petraitį, kuris surinko 7,87 balo. O čia Rasa Kavaliauskaitė, kuris savo pirmuoju bandymu surinko 6,73 balo, tačiau tuomet ji varžėsi su žirgu Artina, dabar Rasa Kavaliauskaitė varžėsi su žirgu Jul van der Windmolen. Ir šiame konkūre girdime itin daug žirgų vardų, gan neįprastų. Daug žirgų yra tikrai išauginta užsienyje, daugiausia Olandijoje ir Vokietijoje. Ir tikrai džiugu, kad šiuo metu lyderiauja būtent lietuvis raitelis su Lietuvoje išaugintų žirgų ir antroje vietoje taip pat Lietuvoje išaugintas žirgas. Žiūrovai startavus 16 duetų, kol kas lyderiauja Matas Petraitis su žirgu Lorena. Kol kas viskas neblogai, Rasa Kavaliauskaitė klaidų nedaro, išvengė jų. Pirmajame jojime to padaryti nepavyko. Artėja distancija prie pabaigos po truputį. Kol kas vis dar dega 0. Prie Rasos baudų skaičiaus, baudos taškų skaičiaus ir tas 0 vis toliau ir toliau dega, lieka visai nedaug. Rasai. Žinoma, adekvačią reakciją, paklusnumą raiteliui įveikiant kliūčių grupės, sistemas. Na ir žiūrėk, kiek žirgas yra ramus, neskubrus ir koncentruotas. Na ir viskas. Fiksuojamas laikas, į limitą telpama ir Rasa Kavaliauskaitė su šiuo žirgu net nebijoja keliauja į finalinės kovas. Normatyvą ir teisėjai vertina šį žirgą 7,5, 7,6 ir 7,6. 7,57. Šimtosios. Toks Rasos rezultatas. O į startą kviečiamas Kristupas Petraitis su žirgu. Na ir Kristupas Petraitis su Bartas Lordano. Šiuo žirgu bandys įveikti savo trasą. Kol kas Kristupas Petraitis pirmoji bandymu pasiekė prastoką rezultatą ir be abejo norės pasitaisyti.
startavusi antruoju numeriu su žirgu Balbina. Ir po Krispo bus belikę 2 raiteliai, kurie dar dalyvaus šioje rungtyje. Rezultatas beliko tik 3,67 balai. Taigi dabar lygas Kristupas bando su antruoju žirgu. Sudėtinga šuolį atlieka žirgas, iš tikrai arti ir nepatogiai, tačiau įveikia net ir platesnę kliūtį. Tačiau ko gero teisėjai atsižvelgs į šį ne visai tikslų bandymą ir tai gali būti pastebimo vertimuose. Nemanau, kad tai būtinai bus neigiamai įvertinta, kadangi žirgas čia save atskleidė puikiai. Jisai nors ir iš nepatogios situacijos šoko techniškai ir be klaidų. Na ir laukiame Kristupo Petraičio finišo. Kol kas viskas atrodo daug geriau nei su prieš tai buvusiu žirgu. Tuomet jis surinko tik 3,67 šimtąsias balo, o šį kartą net nebejoju bus gerokai daugiau. Ir šį raitelį finale mes tikrai išvysime. Gauna 3/10 balo baudos už viršitą laiką, tačiau manau, kad tai nesutrukdys jam patikti tarp geriausiųjų. Po pasekoje baudžiami už kontrolinio laiko normos viršymą 0,3 balais. O žirgas vertinamas 7,8, 7,7 ir 7,7. Na ir iš viso 7 balai ir 43 šimtosios berods. Toks rezultatas, taip, tokį rezultatą patvirtina ir teisėjai. Žirgas Eurinetas. Prieš paskutinis dalyvis Kostas Gaigalas, Eurinetas, toks žirgas ir dar vienas dalyvis, kuris antrą žirgą naudoja šioje kovoje dėl patekimo į tolimesnę varžybų stadiją. Na ir prisiminkime Kosto Gaigalo pirmąjį bandymą su žirgu Edelster, ten tikrai nebuvo prastas rezultatas, 7,37 šimtosios balo, taigi Kostas Gaigalas turi puikią progą patekti į finalą su 2 žirgais. Dviguba kliūtis įveikta sėkmingai. Na ir vis dar 0. Kostas Gaigalas sėkmingai veikinėja paskutinėsias kliūtis. Ir štai tokia klaida. Tikrai atima tai laiko. Dabar jau reikia ir šiek tiek skubėti, turint omeny, kad pusę balo jau prarasta. Ir dar pusę balo, kadangi raitelis padarė nereikalingą voltą. Tai papildomas nukrypimas nuo maršruto. Na ir pridedamas jau laikas, būtent tą laiko nuobaudą ir panašu, kad Kostas Gaigalas neblogai startavęs šiame jojime, vis tik tai su šiuo žirgu į finalą nepateks. Labai panašu į tai, 2,20 balo nuobaudų skirta. Laukiame teisėjų sprendimo. Buvo galima matyti, kad žirgas maršrute yra įsitempęs ir būtent toje vietoje kažkas tam žirgui pasirodė tikriausiai, kadangi šuolis į tribūnas, žirgas kažkiek išsigando, raitelis to žirgo nepadrasino ir taip ir išėjo. Kaip matėme, ta viena klaida ir iš karto to pasekoje ir antroji klaida. Na vėlgi, įdomi ta gyvūnų psichologija, iš tikrųjų žmonės dirbantis su jais, ko gero mums galėtų pasakoti daug įdomių istorijų apie tai. Tačiau dabar turime savo dėmesį nukreipti į Tadą Jankauską, žirgas Jackson. Tai yra paskutinysis dalyvis šioje rungtyje, tad po jo pasirodymo turėtų gan greitai paaiškėti geriausiųjų gretas, kurie patenka į tolimesnę kovą. Tadas Jankauskas su pirmoju žirgu Hipokratas surinko 7,3 balo, tad ko gero tos rezultatas garantuos jam vietą tarp 15 geriausių. Na ir ką tik matėme pirmąją klaidą. Na, tikėkime, daugiau klaidų nebus ir išvengs jų. Tadas gal kiek ir neužtikrinti ir tie žirgas prie šios kliūties, tačiau viskas baigėsi gerai.
Kaip matome, žirgas tikrai stiprus ir galingas, šoka su dideliu rezervu, tačiau kažkaip antroji kliūtis galbūt netiksliai, tiesiog žirgas nepaskaičiavo jėgų. Dar viena kliūtis įveikta, na ir ta klaidelė prie antrosios kliūties galbūt darys įtaką laikui, kurį užtruks veikinėdamas kliūtis. Tadas, stebėkime ir jį, primenu, 66 sekundės yra skiriamos įveikti šią distanciją. Ir tikrai nemažai laiko, šis žirgas sugaišta ore. Na ir matome, 66 sekundės jau praėjo, tiksi laikas esantis virš limito ir dėl to didėja nuobauda skiriama. Tadui Jankauskui iš viso 1,30 balo bus atimta iš jo, laukiame, koksgi bus teisėjų sprendimas. Šitas kontrolinis laiko normatyvas, ko pasekoje baudžiamas 0,8 baudos balų. Na, o teisėjai šį žirgą vertina 7,2. Na ir 5,9 yra šio žirgo rezultatas, ko gero truks šiek tiek, kad patektų su šio žirgu į finalą. Na, kol kas, kaip visada, trumputė pertrauka, bus keičiama šiek tiek trasa, bus keičiamas kliūtis. Na ir po jų mūsų minėta tiesiog nuostabi ir labai įdomi rungtis. Būtinai grįšime į ją, na, kol kas sakome iki labai greito. Visai netrukus šis konkuras buvo kvalifikacinis konkuras į rytdienos finalinės varžybas. Na, o šio konkūro laimėjas uždaroji akcinė bendrovė Amikor Baltic. Su žirgu artista. Lenkijoje oficialiame renginyje, oficialiuose tarptautinėse varžybose peršoko 2 metrus 15 centimetrų. Taigi nuo praeitų metų naujas Lietuvos rekordas 2 metrai 15 centimetrų. Na, o palyginimui tiesiasi viena po kitos, didėja kliūčių aukštis, didėja šansai numesti vieną iš šių elementų ir Valdemaras Žukauskas pirmasis su žirgu Hibiskas. Kartu su juo greitai prabėgsiu pro visas kliūtis ir jas pristatysiu, po to pabandysim papasakoti plačiau ir apie pačią rungties sistemą. Taigi Valdemaras Žukauskas ir žirgas Hibiskas netrukus duos jiems startą teisėjai ir įsibėgėja. Valdemaras, pirmosios 2 kliūtis, pirmoji tiesia ir pirmoji kliūtis 1,15 m, ji yra įveikiama dabar. Antroji kliūtis 1,20 m ir judame toliau. Skaičiuojama, tai yra 4 baudos taškai. Judame toliau į antrąją tiesiąją, čia jau gerokai įdomiau. Pirmoji kliūtis 1,25 m, antroji 1,30 m, trečioji 1,40 m ir paskutinioji kliūtis čia 1,50 m. Ir sistema pakankamai paprasta. Su persirungimu. Taip galima vadinti, kad tai yra su persirungimu. Raiteliai, kurie surinks mažiausiai baudos taškų, na, standartas tai yra 0. Paprastai tiek surenka, bent keli raiteliai patenka, tie raiteliai į kitą etapą. Kitame etape kliūčių aukštis yra keliamas 10 cm ir taip kylama iki 1,90 cm yra šios rungties toks reglamentas šiuose varžybose ir jeigu ir tada bus bent 2 raiteliai, kurie įveiks visas kliūtis be klaidų arba įveiks su vienodu kiekiu klaidų, tuomet jie abu bus paskelbti nugalėtojai, tačiau tikėkime, kad vis tik tai bus išaiškintas vienas nugalėtojas, Stasys Jasas, vienas iš pretendentų į tą titulą, žirgas Vivaldi ir jo pirmoji rungtis. Pirmoji kliūtis, antroji taip pat įveikta, na ir artėjama į tą tiesėje, kur 4 kliūtis, viena po kitos ir kur aukščiai didėja. Vienas po kito, taigi 1,25 m. Įveikta 1,30 m. Įveikta 1,40 m. Ne, klysta, ties 1,40 m Stasys Jasas nesugeba suvaldyti savo žirgo, šis ir toliau neklauso ir ko gero Stasys Jasas nebekankins savo augintinio ir paliks. Taip ir yra, palieka jis šią konkūro rungtį ir Stasys Jasas taip pat, na, sakykime taip, neįtin sėkmingai pasirodo. Kol kas lyderis Valdemaras Žukauskas, 8 baudos taškai.
Bando, vis tik tai bando Stasys Jasas. Na ir tas aukštis 1,40 m taip pat įveiktas, netiksliai 1,50 m taip pat. Na ir krenta. Kol kas lyderis Valdemaras Žukauskas, 8 baudos taškai, tad likime visą laiką su lyderiu, visų kitų rezultatai nėra svarbus. Čia bus skelbiamas tik nugalėtojas. Stasys Jasas pasiryžę startuoti ir su antruoju žirgu. Tačiau Stasys Jasas galės pasitaisyti, jis dar šoks su kitu žirgu, o čia jau Žydrūnas Garbenis ir žirgas Chalvaro. Na ir trečiasis raitelis bando įveikti šį aukštį. Stebime Žydrūno pasirodymą, taigi pirmoji kliūtis 1,15 m, antroji 1,20 m. Na ir lengvai šoka šitas žirgas, ko gero. Norėdami patekti į antrą. Tikėtina, kad jie išlaikys gerą žingsnį, jei teisingai priartės prie kliūčių, gali įveikti pakankamai sėkmingai. Šią distanciją raitelis su žirgu, taigi 1,25 m įveikta, 1,30 m, ne. 1,40 m nebandoma. Bent jau kol kas pabandys galbūt pasitaisyti raitelis. 4 baudos taškai jau skirti jam. Tęsia savo pasirodymą nuo 5-osios kliūties. Ši rungtis iš tikro yra meistriškumo rungtis. Ir nors skamba... Na ir Žydrūnas Garbenis vėl įsibėgėja. Paprasta jas įveikti. Kartoja nuo 5-osios. Viskai nuo 4-osios rungties kartoja, peršoka ją, nuo 4-osios kliūties ir į 5-ąją vėl. Nesiryžta. Ir viskas baigėsi Žydrūno Garbenio pasirodymas. Antrasis žirgo nepaklusnumas yra vertinamas to, kad raitelis turi palikti šią areną ir nebebandyti daugiau savo laimės. Jaunuolį Kristupą Petraitį. Ketvirtasis Kristupas Petraitis, žirgas Baričela. Raitelių tarpe, kaip sako, kraujinga kumelį. Tai Oldenburgų veislės kumelaitį nuo pačio garsiausio pasaulio eržilo reproduktoriaus Balubek du Road. Visi šio eržilo vaikai, beveik visi, yra... Na ir stebime Kristupo šuolius. Pirmasis sėkmingas, antrasis taip pat. Talentingas jaunuolis Kristupas Petraitis. Na ir artėjimai tą sudėtingiausią tiesiąją. Trečiasis barjeras įveiktas, ketvirtasis įveiktas, penktasis taip pat ir šeštasis lieka savo vietose. Kristupas Petraitis, 0 baudos taškų, jis lyderis, jis kol kas vienvaldis lyderis ir visi likę dalyviai turi aišku tikslą, jie nebegali numesti nei vieno barjero elemento, jei numes bent vieną, matėme prieš tai bandymus kartoti, šiuo atveju, manau, tų bandymų kartoti nebeišvysime, nebebus tiesiog prasmės. Irmantas turi tikrai daug patirties startuojant. O čia Irmantas Grikienis, na, o šį meistriškumo... žirgas Concordija. Na, Irmantui Grikieniui nenaujiena šokti didžiulius aukščius, todėl, kad Irmantas... Pirmasis aukštis įveiktas, antrasis taip pat, žirgas skrenda labai šalia kliūties, ko gero gal taupo jo energiją ir jėgas. Irmantas nešoka labai aukštai per žemas kliūtis. Na ir dabar ta sudėtingiausių 4 kliūčių kombinacija. Pirmoji kliūtis įveikta, antroji taip pat, trečioji kliūdama ir Irmantas iškrenta. Iškrenta ir Irmantas iškovos dėl nugalėtojo vardo šioje. Tačiau ties 5-ąją kliūtimi jau... Šioje rungtyje tikrai įdomi ir dinamiška rungtis, tiesiog nuostabus. Tas vaizdas, tas azartas, kiekviena klaida yra lemiama, ypač po to, kai bent vienas raitelis pademonstruoja idealų pasiekimą. Čia Zigmantas Šarka. Na, Zigmantui Šarkai iki praeitų metų... Jaunesnysis turėtų pradėti savo pasirodymą. Lietuvos rekordą šuolį žirgas Rolls-Royce. Van Het Vilgenhof. Įveikęs 2 metrų pirmasis centimetrų aukštį. Barjeras įveiktas, antrasis vargais negalais pasisiubavęs elementas, tačiau vis tik tai lieka barjere, tad klaidos nėra. Na ir stebime Zigmantą Šarką ir paskutiniai 4 barjerai prieš jį. Pirmasis įveiktas, antrasis taip pat, trečiasis nekrenta, ar vis tik tai krenta? Krenta ir trečiasis.
Krenta trečiasis, šiek tiek primena pirmojo bandymo šokti per pirmosius barjerus epizodą, kai truputį tik palėtė elementą, kliūties elementą ir šis sujudėjęs. Tiesiog Antras kartas. nenukrito, o antruoju atveju vis tik tai elementas jau nebuvo palankus Zigmantui Šarkai ir krito. Čia antrasis žirgo nepaklusnumas, neperšoktas ir 1,50 m aukštis. Zigmantas Šarka taip pat krenta iš kovos. Lina Leonavičiūtė toliau startuos. Lina Leonavičiūtė, pirmoji mergina. Na, kodėlgi ne, Lina, pabandyk nušluostyti vyrams nosį. Na, o aikštėje gerbėmi Jos žirgas Grėjus. Viena drąsiausių Lietuvos amazonių, raitelių Lina Leonavičiūtė ir Grėjų. Ši žavi sportininkė ne tik užsiminėja tokią sudėtingą discipliną. Pirmasis barjeras, Lina Leonavičiūtė. Ir automobilių Įveiktas pirmasis, įveiktas ir antrasis. Lina Leonavičiūtė ir Grėjus. Na ir vėl tie paskutiniai 4 barjerai, 4 kliūtis. Pirmoji įveikta, antroji taip pat lieka 2. Prieš paskutinė įveikta ir paskutinioji taip pat įveikta Lina Leonavičiūtė 0. Baudos balų 0. Jis su Kristupu Petraičiu jau laukia to epizodo, kuomet bus pakeltas kliūčių aukštis 10 cm. Prie jų prisijungti gali dar 3 žirgai ir 3 raiteliai ir viena iš jų Goda Kujelytė su žirgu Michael Bubble. Pirmosios 2 kliūtys įveiktos. Trečioji kliūtis įveikta, 4 taip pat, 5 lieka savo vietoje ir 6 paskutinioji krenta. Krenta paskutinioji kliūtis, vienas iš šios elementų. Gaila, Godas, viskas buvo tikrai labai neblogai, tačiau šiek tiek pritrūksta sėkmės, šiek tiek galbūt nepaskaičiuotas šuolis ir dėja, bet Goda Kujelytė krenta iš kovos. Lieka 2 dalyviai, kurie dar gali patekti į aukštesnių šuolių rungtį, kuomet bus pakelta 10 cm kliūtis ir Valdemaras Žukauskas turėtų pasirodyti dabar. Matėme, kaip Lina Leonavičiūtė su Grėjumi puikiai į viską. Jau yra mano regėjimo zonoje, tad manau stabtelėjimų jau nebebus. Valdemaras Žukauskas ir žirgas Linava. Antrą ratą nepapuola, taigi Valdemaras Žukauskas turi dar vieną kozirį, žirgą Linava. Ir atstovauja Kaupiasi Valdemaras Žukauskas. bendrovė Lietuvos žirgyną. Na ir įveikinėjama pirmoji kliūtis. Sėkmingai. Antroji taip pat. Trečioji kliūtis prieš Valdemarą Žukauską ir žirgą Linava įveikta. 4 taip pat. 5 lieka savo vietose ir 6 krenta. Kažkur matyta? Taip, matyta. Ne pirmą kartą jau šiandien taip nutinka šios rungties dalyviam. Kągi, Valdemaras Žukauskas su abiem žirgais dėja, bet pasitraukė iš kovos dėl galėtojo vardo. Nedaug, tikrai nedaug trūko Valdemarui. Dabar šansas ir Stasiui Jasui jo bandymas ir po jo šuolių paaiškės, ar persirungs Kristupas Petraitis ir Lina Leonavičiūtė, ar prie šių 2 raitelių prisijungs ir Stasys Jasas. Na, kaip jau minėjau, viskas labai paprasta. Jiems reikia įveikti tiesiog visas kliūtis, nenumetant nei vienos, negauti baudos taškų. Laikas čia nėra skaičiuojamas, duodamas signalas pradėti, raitelis savo nuožiūrą pradeda ir gali judėti lėtai, gali greitai savo nuožiūrą. Vienintelis tikslas, vienintelis reikalavimas įveikti barjerus, jų nepažydžiant ir nenumetant bent vieno iš jų elementų. Pirmieji 2 barjerai, pirmosios 2 kliūtys įveiktos.
Trečioji kliūtis, viskas gerai, ketvirtoji taip pat, penktoji, sujuda bet lieka, šeštoji, sujuda bet lieka, Stasys Jasas. Antruoju bandymu braunasi į geriausiai trejetuką. Taigi, 6 kliūtis įveikė. Kągi, dabar kilstelkim viską 10 cm viršun. 1,60 cm. Ir žiūrėkime, kaip seksis šiem trims raiteliams. Visos kliūtis kyla. Na ir svarbiausia, žinoma, mums yra ši šeštoji kliūtis. Jau dabar jį... Ir be abejo, labiausiai atkreipkime dėmesį į paskutinę kliūtį, tai yra ta kliūtį, kuri yra aukščiausia. Ir jei ji buvo 1,50 m, tai nuo šiol ji yra 1,60 m. Na ir matome tuos rezultatus, kurie užfiksuoti. Matas Petraitis neturi rezultatą, buvo užsiregistravęs, tačiau nedalyvavo. Matome, kad kliūtis išdėliotos tais... O geriausiai, kaip jau minėjau, Kristupas Petraitis, Lina Leonavičiūtė ir Stasys Jasas. Geriausiai jie be abejo kol kas neužilgo iš tų trijų geriausių liks vienas vienintelis. Na ir vėl, prabėkime su juo visą distanciją, kurią reikia įveikti. Galima labai gerai pasižiūrėti, kokį aukštį teks įveikti žirgui, jei lygintume tą aukštį be abejo su jo ūgiu. Na ir kaip sakiau, su Kristupu Petraičiu bėgsiu visas kliūtis ir pasakysiu jų aukščius, tokius, kokie jie yra dabar. Taigi, pirmoji kliūtis, prie kurios artėja Kristupas Petraitis, 1,25 cm. Antroji, 1,30 m. Pasaulio taurės 3 kartus nugalėtų. Trečioji kliūtis, per kurią netrukus šoks Kristupas, 1,35 m. Ir jo palikonį turime ir Lietuvoje. Ir šis aukštis yra įveikiamas. Ketvirtoji 1,40 m, tuomet 1,50 m ir 1,60 m lieka savo vietoje. Štai taip. Kartelė iškelta aukštai visomis šio posakio prasmėmis, tiek tiesioginėmis, tiek ir netiesioginėmis. Jo varžovam reikia nebedaryti klaidų, nebegali jie klysti. Ir Lina Leonavičiūtė. Taigi jaunoji Lina Leonavičiūtė ir Grėjus. Stebime ją ir jos žirgas Grėjus pabandys išlaikyti intrigą ir plati šypsena. Taigi toliau kovoti dėl pirmosios vietos. Pirmoji kliūtis, viskas gerai, antroji taip pat. Trečioji kliūtis prieš šio dueto akis, įveikta. Ketvirtoji kliūtis, taip pat. Penktoji lieka savo vietose, šeštoji ne, šeštoji ne. Ir 1,60 m buvo riba, kurios įveikti Lina Leonavičiūtė su žirgu Grėjum nesugebėjo. Kągi, Stasys Jasas ir Kazino Cash. Vienintelis galintis dar kažką prieš pastatyti Kristupui Petraičiui. Štai šis raitelis, štai ir šis žirgas. Ir šis jojimas gali būti paskutinis šiandien. Su ta sąlyga, jeigu bus nesėkmingas, jeigu jis bus sėkmingas, išvysime dar bent 2. Pirmoji kliūtis įveikta, antroji. Taip pat žirgas gali šiek tiek atsipūsti prieš svarbiausią tiesėje. 4 svarbiausios kliūtis šiuo metu dar prieš akis šiam duetui. Viena iš jų įveikta, kita taip pat, prieš paskutinioji įveikta ir paskutinioji taip pat. Stasys Jasas. Kągi, vyrukai pasielgė nelabai džentelmeniškai, paliko Lina Leonavičiūtė trečioje vietoje, o patys tęsia kovą dėl nugalėtojo vardo. Maždaug 10 cm į viršų. Ir kyla matysime dar 10 cm aukštyn kliūtis. Tik 4 kliūtis ir tik 2 raiteliai. Naujoji karta Kristupas Petraitis. Šiuo atveju paliekamos 4 kliūtis. Kazino Cash. Pagrindinės 4 kliūtis, kurias ir teks įveikti raiteliams. Laikas dar užleisti vietą jaunimui.
Ir matome, kad... Mažesnėsios kliūtis bus pašalintos, nebėra prasmės jų ten turėti, kai paskutinioji kliūtis yra 1,70 m. Ir Baričela netrukus pastatysime startą prie trečiosios kliūties. Ir tuomet aplodismentais padrąsinkim raitelį. Jis šoks šią įspūdingą kliūtį. Na ir žiūrime, Kristupas Petraitis su žirgu Baričela bandys įveikti iš pradžių 1,35 m aukščio kliūtį, po to 1,50 m, po to 1,60 m, na ir po to 1,70 m aukščio kliūtį. Na ir jeigu jums, žiūrovams sėdintiems ten tolėliau, atrodo ši kliūtis maža, na aš pats nesu labai didelis, bet nėra kliūtis maža. Tuoj pamatuosime, koks tikslus jos aukštis. Na ir matome, matuoja trasos dizaineris aukštį ir tikrai 1,70 m. Tikrai taip, tikrai taip ir ne kitaip. Kristupas Petraitis ir Baričela, ar Stasys Jasas ir Kazino Cash. Jeigu raitelis norėtų dar šiek tiek peršokti, apšilti, papildomai paruošti žirgą. Na ir drąskime Kristupą Petraitį, matome, kad prieš tai puikiai suveikė. Netrukus paruošim visas kliūtis ir nuskambės gongas. Na ir panašu į tai, kad visos kliūtis jau yra parengtos. Pradedam. Taigi pradedam. Du geriausiai. Pirmasis iš jų Kristupas Petraitis su žirgu Baričela. Žiūrovai, galingoji Baričela. Ir kaip minėjau, paskutinėsios 4 kliūtis paliktos. Balubet de Ruot. Na, o Balubet de Ruot yra Ilgas 3 kartus Kristupo Petraičio įsibėgėjimas. Olimpinių žaidynių žirgas nugalėtojas. Na, ši kliūtis nebuvo privaloma. Ko gero bando pramankštinti žirgą Kristupas Petraitis. Na ir jo reidas per tą 4 kliūčių zoną. Pirmoji kliūtis įvykta, antroji taip pat, trečioji krenta, 4 taip pat. 8 Nepaklauso Kristupas. baudos taškai, taigi Stasys Jasas. Palaikyk, nelaiko Kristupas. O Kazino Cash turi neblogus šansus, kogi reikia. Reikia įveikti 3 kliūtis. Bent 3. Pagėdautina visas 4 ir laimėti kaip čempionas. Laimėti pavyzdingai, tačiau net ir įveikus 3 yra baudos taškų lygybė. kliūtis. Raiteliai rungiasi kitame persirungime. Jeigu įveiks Stasys bent 3, Jasas, tuomet plojimai jam. Stasys Jasas turėtų būti skelbiamas nugalėtoju. Na ir stebime Stasys Jasas ir Kazino Cash. Pirmoji kliūtis įveikta, antroji taip pat, trečioji irgi, 4 krenta. Stasys Krenta Jasas. 4. Krenta paskutinioji kliūtį žemėn, tačiau Tačiau tai nieko nekeičia. Stasys Jasas peršokęs trečiąją kliūtį, užsitikrina nugalėtojo vardą. Nedaug, tikrai nedaug trūko būtų įveikta ir 4, tačiau bet kokia atveju sveikiname Stasiui Jasui. Jis šiandien laimėjo šią dinamišką, nuostabią, įdomią ir labai azartišką rungtį. Rytoj tų rungčių bus daugiau, bus visokių įvairiausių rungčių, daug finalų, čempionų, apdovanojimų ir paskelbimų. Rytoj transliacija per Delfi TV ir sporto.tv.lt nuo 11 valandos. Ir tikimės, kad jūs prisijungsite prie mūsų. Svarbiausios kovos, gražiausi žirgai, įspūdingiausi šuoliai. Viskas rytoj. sporto.tv.lt, Vytautas Kleinauskas sako jums iki rytojus. Na ir dėmesio raiteliams, dėmesio svečiams atvykusiems į varžybas, pamesti raktai.